Turiu minį, daug žaisdavom, po to energija prasidėjo, mes energiją Latvijos čempionatą daug metų žaidėm, ten Vechlė, čia Ukraina, Baltarusiai dalyvaudavo, mes, Estai, Latvijai, tai mes važiuodavom ir devyniesi tenais. Ir šešiesi vos nenuvažiuoja, aš atsimenu, mes važiavom Kijeve, žaidėm, tas pats Aleinikovas buvo, du vartininkai, tai jisai žaidė antrose varžybose, Sakė, puolėjų vat, žaidė, žaidėjų davėm aprangą, nes trūko mums tų žaidėjų, tai žinai. Tai manau, nuo tiek žaidimo, kai tu išeini pirmą kėlinį žaisti ir ten pasikeitė 18 minutė, tik tai, žinai, trumpam, tai nuo tos ir patirties tos susikaupė, žinai, tos ir to žaidimo, to matymo, visko, nes kai tu esi pavargęs, tai tada tau, kai smegenis atsijungia, tai va tada ir pasimato tas viskas, kaip žaidėjas reaguoja į tos momentus, nu, tai kai taip, būna taip. nuovargio fone. Bet tai va, tai jau mes žaisdavom belekiek, turiu minį, nes trukdavo tų žaidėjų, dėl to gal tiek ir prisikaupė tos tokios patirties. Ir žaisdavom Latvijos čempionatė, žaisdavom, kur dabar visi tie Ankepans, Ciprusas, visi tenais rinktinių treneriai ir Dinamo ir visur jie žaidė. Turiu minį, aukštam lygiai žaidė, ten Latvijos rinktinė žaisdavo. Tenais, tai mes prieš juos žaisdavom, įsivaizduok, tai kiek mes ten prikaupdavom patirtį ir dar būdavo ploždavom. Bet, o šiaip, kokia buvo struktūra, pavyzdžiui, to žaidimo? Ir tais laikais buvo, kadangi, bet tu sakei, kad jūsų buvo nemaža hebra susirinkusi, bet žaisdavot, sakai, 15 imdavo žmonių dažniausiai, ar ne, ar kaip? Į kelionę pagrindė imdavo apie ten Lietuvoje, tai kažkur ar čia arčiau, tai taip, bet į kokį jau Suomiją, Austriją ar ten į Čekiją turnyrą, tai kažkaip būdavo 15 žaidėjų, ten pora vartininkų. Nežinau, dėl ko taip treneris spręsdavo, nes vis tiek kažkiek gal čia sporto mokykla tą finansuodavo, dar tai gal būdavo jam pasakyta, mes tiek skiriam pinigų, kitos lėšos už savus ir paprasčiausiai treneris gal taip, kad visi daugiau pažaistų tam turnyrio, nesėdėtų ant suoliuko, tai būdavo 3-5 tai važiuodavo. Tai žaisdavot nemažai, pavyzdžiui, jeigu dabar maždaug įsivaizduoja apie tą žaidybinį laiką, tai, kiek sakytum, va, taip, gal iš lempos, kiek gaudavai žaidybinio laiko per varžybas? Maždaug. Įvairiai, aišku, bet tais laikais, kai su energija važiuodavom, kokie 9 žmonės, tai ten, aš nežinau, ten bendrai sudėjus, kokie ten pusantro kėlinio tikrai ten atvaryti. Čia labai gera patirtis šiaip. Jo, tai mes dėl to ir būdavo. Aišku, tas, sakau, žaidimas buvo toksai lėtesnis, gal tai nebūdavo tokių greičių, tai tu galėdavai ir taip lengviau arba pavargsti, padarai prametimą, kol rytulė atvežė į tavo zoną, pailsėjai, vėl laimėjai, vėl padarai. Žaisdom tokius žaidimus, kad turėtum laiko atsigauti, tai žinai, tai va tokių visokių būdavo. Bet tas prisiminimas iš tos karjeros, kiek žaidimo, tai tikrai tu daug žaisdavai ir mes paprasčiausiai mėgavom. Tas buvo dar, kad mes laukia užaugę visi, tai žinai, kai laukia, tai tu pastovi ant kojų, tu ten medžiais lipi, tvorom griūni, ten stojas eini, žinai, ir tu paprasčiausiai nuo to gyvenimo, nuo lauko gyvenimo, tu toks, turmini kietas pasidarai, žinai, kaip dabar jaunimas, kažkur pirštas susižaidė, ar ten įsipjovė, jis sako, aš savaitę nečiošiu, žinai, nes pirštas turiu, žinau, mes tokių dalykų nesuprasdavom. Tas